Sveiki, esu Matas, esu studentas, studijuoju Lietuvos sporto universitete, studijuoju fizinį ugdymą ir sportą. Tai vien iš studijų programos galima teikti, kad esu aktyvus žmogus, nuo pat mažens esu išbandęs įvairių sporto šakų ir labiausiai pradėjau domėtis sportu ir atsistatymu, ypatingai kuomet pats patyriau nugaros traumą. Tai tuomet supratau, kad reikėtų, norint man dirbti asmeniniu treneriu, fokusuotis labiau į pratimų kokybę, o ne į kiekybę ir atlikimo techniką, fokusuotis į žmogaus anatomiją ir fiziologinius procesus vykstančius žmogaus organizme. Ir mano paskata būtų skatinu visus žmonės aktyviai eiti, sportuoti, išmėginti sporto salę, tam, kad ne tik po sunkios darbo dienos atsisakyti, bet sveikata tai yra psichinė, emocinė ir psichologinė gerovė.